Tai gal vis tik tai apie protingumo kriterijų dar plačiau galite papasakoti. Kada jis taikomas, kas nusprendžia, ką TPK 303 sako, kas nusprendžia mažesnės nuobaudos taikymą, arba nuobauda, kuri yra nenumatyta TPK. Jūs šnekate apie lengvinčius aplinkybės? Ne, aš kalbu apie tai, kad kaip policija gali taikyti nuobaudą, kuri nėra numatyta administracijos teisės viršenybės kodekse. Konkrečią situaciją. Žmogus išvažiavo, jūs išvažiavimo alternatyvus nepasiūlėt? Pasiūlėm. Žiūrėkit, aš neturiu siūlyti alternatyvų, bet aš sakau, kad jų yra. Čia yra vienintelė vieta, kur iš vis draudžiama važiuoti. O jūs per tą vietą ir praleidote. Teisingai. Žmogiškumo, protingumo kriterijai. Vidinė aikštelė nuo Vatelio. Išvažiavimas tokia yra vienintelis, maži vaikai, tai dabar mes... O ten yra ženklas, kuris liepia važiuoti į šitą pusę? Ar ženklas, ar galima važiuoti bet kurią pusę iš Novatelio? Ten aplamai nėra ženklų. Tai kodėl jūs sakot, kad tai vienintelis išvažiavimas? Todėl, kad aš žinau, kad čia vienintelis išvažiavimas. Ne, reikit patikrinti. Einam patikrinsim. Ne, atsiprašau, aš čia dirbu, jūs galite... Gerai.